Tai aš sakau, kad logikos šiandien nematau jokios. Teisė yra pagrįsta logika, kiek aš žinau. Ir faktais. Tai turiu ir logiką, ir faktus. Tik tai neturiu teisybės. Teisybės paieškos yra ilgos. Tai aš jau supratau tai labai senai. Diena. Su tokiu vienu klausimu. O galima filmuoti pas jumis? Aš vieną dalyką paskambinsiu mūsų spaudos atstovai. Aha, būtų labai gerai. Atėjo, iš kur būsi? Iniciatyvinė grupė už sveiką Lietuvą. Čia tokia... Iniciatyvinė grupė už sveiką Lietuvą. Pilietis Gediminas Paplauskas. Iniciatyvinė grupė sveika Lietuvą ir nori papaveiksluoti. Aš nežinau, gal jūs nusileisite tam mane. Palaukit, to pat ateisiu. Labą dieną. Mūsų spaudos atstovai. Taip mes žinome. Tai vakar nepapasakojo vyriausia prokurorė? Ne, nepapasakojo. Tai gerai, man buvo gera proga iš naujo paskaityti prokuratūros įstatymą, galvojau, kad yra pakeistas straipsnis, bet jis nėra pakeistas, yra 11 straipsnis 6 dalis, kad su vyriausiai leidimu tik tai galima fotografuoti. Čia būtent Prokuratūros įstatymų. prokuratūros įstatymė. Tai negali... Kaip čia tai tu? Taip. Nu, galima užliepti, aš jums pacituosiu tiksliai. Galima būtų, labai būtumėm būtų... Jo, Galima. nes yra su leidimu, aš buvau, kad vyriausia prokurorė pasakė, kadangi buvo daug pakeitimų įstatymo, kai mes vakar kalbėjom, aš nebuvau tikra ir nenorėjau cituoti iš atminties, nes ten daug pakeitimų yra, tada aš galiu jums parodyti tą įstatymą, ar ten yra tik su vyriausia prokurorė leidimu. Ir čia ne vidaus taisyklių įstatymė. Čia yra prokuratūros įstatymai. Prokuratūros įstatymai. Prokuratūros įstatymai. Taip, ir jisai neleidžia. O kitas toks tai klausimas, protokoluoti susitikimą su prokuroru galima? Jūs galite įsirašyti, ką kalbate, protokoluoti, ten ne apie protokolavimą. O garsą? Garsą įsirašyti. Garso vaizdo įrašai, šitas straipsnis yra. Tiesiog galite, jeigu turite internetą, suvesti, kad būtų lengviau 11 straipsnis, 6 straipsnis. Aš vakar irgi, aš žinau, kad jis yra, bet kadangi buvo bent 3 pakeitimai, galvoju, gal pasikeitė, po to nuėjau, pasižiūrėjau. Nepakeistas yra buvęs vyriausias žėjas. Ar Pocienė vakar jūsų nepriėmė? Nepriėmė, nes turėjo išskubėti. Aš pagalvojau, kad jums aišku. Kur einat? Aš Gervaitis, Romai ieškau. Gervaitis, ne... Kelintą kabinetą. Aš nežinau, mes dar turime ir daugiau klausimų, gal galima būtų pasimis tada jos išsiaiškinti. Nu, aš šiaip esu žurnalistė, aš galiu ne visi žinoti, bet jeigu kas liečia prokuratūros įstatymą, ką aš žinau. Mums reikia iš tikrųjų dar kiek atsakymų dėl jūsų veiklos, apskritai kaip prokuratūros. Kokiu pagrindu, tarkim, vykdomas teisingumas prokuratūrai, kom remiantis jis išgalbas prokurorai? Čia prokurorai, bet kol yra prokuratūros įstatymas, skaitykit, yra konstitucija numatytos pareigos. Konstitucijai, pavyzdžiui, numatyta, kad galima filmuoti išskyrus teismo salę. Matot, kiekviena įstaiga dar turi savo įstatymą. Mes gyvenam pagal prokuratūros įstatymą. Kai buvo konfliktas su žurnalistais, pirminis prokuratūra yra prokuratūros įstatymas, antrinis yra visuomenės informavimas. Konstitucija? Konstitucija nėra parašyta sakinio, kad galima fotografuoti, filmuoti prokuratūrą. Bet užtikrina viešumą ir viešą interesą. Koks yra, ašgi neginu, aš jums sakau, kas yra prokuratūros įstatymą parašyta. O geriau tais kitais klausimais, su kuo mes galėtumėm pakalbėti prokuratūrą? Geriausia yra ateiti pasbudinti prokurorą. Pasbudinti yra sąrašas budinčių prokurorų, man atrodo, kad čia mergaitės turi, ką man taip iš viršaus, ir pagal dienas, pagal ką jūs norit ir galite ateiti. Galite ateiti, pavyzdžiui, pas vyriausią apygardos pirmadieniais jis priima, jis yra jaunas, profesionalus, mūsų vyriausias. Bet tai mums reikėtų, kad su galimybė daryti įrašą, kad mes baigiam tom, kad Mums reikia vienu žodžiu pasikalbėti dėl teisingumo. Mes nerandam teisingumo. Nerandam, kas vykdytų teisingumą. Apygardos vyriausiam užėjti pirmadieniais priėminėje, dabar yra mokymas išvažiavęs šiandien. Mes į
tarnyba iš tikro, taip, ir mums... Nu, tai mums nereikia jokio skirtumo, vyriausiai. Mes norim gauti informacijos. Kas šiandien būdi, Rimai, mieste? Kas šiandien mieste būdi? Koks prokuroras šiandien pagal sąrašą? Budėjęs? Jau, būdi šiandien. Nu, aš būdžiu. Prokuroras! Na, prokuroras. Va, tai šiandien būdžiu Mickevičienė, nėra ir Kičatovas. Išvažiavusi į Molėtus? Ar iš jūsų norit? Iš mūsų kas būdi? Iš mūsų? Ne, aš neatsimenu. Pasakysiu, trečiadienis. Alicija Petkevičiūtė. Nuo 12, nuo 1 valandos. Labai sunku Lietuvoje rasti teisingumą. Tuo labiau, kas įvykdytų. Visi kratosi atsakomybės. Dar reikėtų sužinoti pareiškimo parašymo tvarką. Bet tai čia tikriausiai nepasitė. Pareiškimas tai čia. Ne, svarbu, kad mes išsiaiškintume, kas gali imtis. Jo, tai yra būdinti mūsų prokurorai, gali žiūrėti. O dabar kitas klausimas, ar mes galime protokoluoti susitikimą su vaizdo įrašo kamera, ar jį irgi daryti įrašą? Tai aš suprantu, kad ne, tai jūs su jais susitarsit, nes, sakau, bet... Ne, tai kaip yra iš viso, ar yra griežtai draudžiama, ar susitarimo klausimas? Aš dar kartą cituosiu atmintinai straipsnį, 11 straipsnį 6 punktas. Filmuoti, fotografuoti, daryti vaizdo garso įrašus galima tik su generaliniu prokuroro ir vyriausiojo teritorinio prokuroro, tai yra apygardos apylinkės leidimu. Taip ir. Turit gauti leidimą. O jeigu pats prokuroras nori, kaip dabar minėjote, tai tada galima? Tai tada matyt galima. Tada gal mums galima prokurorą, kuris sutiktų viešam interesui pakonsultuoti visuomenę svarbiais labai klausimais. Tai tada aš dabar eisiu pas būdančią prokurorę ir paklausiu, ar jinai gali jūs priimti. Labai būtų malonu. Kur yra viešo informavimo įstatymas? Nesispausdinau. Aš atsispausdinęs vis. Ten labai gudriai parašyti, interpretuoti kaip nori. Būtent kaip. Nu, jokio skirtumo pasituosim daugiau tekste. Ne tame esmė iš viso. Tame, kaip netame, tai reikia žiūrėti įstatymą viršumą. Jei įstatymą yra skirtumas labiau viršumą ir aš galvoju, kad įstatymas skirtas kažkokiai tai struktūrai. Negali būti aukščiau už bendrą. Už bendrą, jo, nu, teisus esi iš tikrųjų. Nu, ne, negalim sakyti, čia tik logika, taip sako, bet, sakykime, ten saugumo departamente, tai logiškai, bet kas įėjęs ten galėtų. Nu taip, bet tai mes ir priimamajam stogime, mes nežinom, mes atėjom į teisinę struktūrą pasiklausti. Taigi mes piliečiai, mums nebūtina žinoti visus tą. Teisingai? Nu šiaip. Mes esam kitų sričių specialistai, žinovai. O čia teisinė struktūra. Čia negali būti, nežinau, galbūt, turbūt nėra tokio dalyko, taip net neturi būti. Atėjo, pasakė, konkrečiai. Nežinau, išėjom. Nu, va, neleidžia. Dar kol kas ne, bet nuėjo paklausti. Na, tai pas vyriausiai nuėjo pavaduoti. Matot, buvo toks dalykas, buvo atėję tie korespondentė, kai Slava to nereikia, išėjo įsakymas ir neleistų. O čia Tai mes leidome. O čia vidaus įsakymas išėjo koks nors ar? Generalinės prokuratūros. Generalinės prokuratūros. Nes ten irgi pridarė skirtų. Žinote, jeigu nebūtų korespondentą, mes nieko nežinotume. Štai būtų masalai sėdėtų. Nu taip. Bet tai gal man nepatinka, kad per daug žino, per daug pradeda rašyti. Čia kažkokia prieštarauja
kad taip, pagal mane taip neturėtų. Turėtų padaryti tada atskirą patalpą, kurią įėjęs gali kalbėti su prokuroru, nebus tokio kompromituojančios medžiagos, kurias tu galėtum filmuoti, o kad profesionalus teisininkas bijotų kalbėti į kamerą, tai čia kažkoks nonsensas. Tai negali būti. Ne, teisė yra griežta. Aš suprantu, neįleisk į tą kabinetą, kuriam yra sudėtos bylos, ten kažkokia medžiaga, kurią galim būtų panaudoti. Tai ten neleisk viskas ir niekas nesiveš ir nefilmuos tenai. Tai jeigu atėjom pasikonsultuoti, tai kodėl gali čia neleisti. Tai bet ir pažiūrėsim. Nes įdomu iš tikrųjų, tai kaip veikia mūsų struktūros teisinės. Tai su jumis eis. Ne, nu parodysiu, kur ta nevaiškia. Supratau, kažkokia organizacija, sakėt, jūs esate? Taip, už sveiką Lietuvą iniciatyvinė grupė, vienė apie 4000 narių. Sveika. Taip, o šiaip tai piliečiai esam, be to, kad atstovaujam iniciatyvinę grupę. Lietuvos Respublikos piliečiai. Ne, tai... Ar pas tave yra argumentai? Teisė yra pagrįsta logika, kiek aš žinau. Ir faktais. Tai turiu ir logiką, ir faktus. Tik tai neturiu teisybės. Nu, žinot, teisybės paieškos yra ilgos. Tai aš jau supratau tai labai senai. Tai va tik tai norisi dar ir kitiems žmonėms, nes daugelis žmonių susiduria su tokiais dalykais, bet numoja ranką todėl, kad nebežino, kur kreiptis paprasčiausiai. Tai čia mes kaip ir bandom rasti tą kelią. Ne tik tai čia tas mūsų konkretus atvejis, bet ir kelio paieška. Nes tarnybos neneša visiškos tokios atsakomybės už savo padarytą. Rašo vietoje atsakymų, rašo referatus, iš vis nesusijusių su klausimu. Pažeidinėja įstatymus. Čia bet kurį mano atsakymą, aš turiu didžiulę krūvą atsakymų iš įvairių instancijų. Tai čia bet kurią... Tuo pačiu klausimu? Jo, visi išėję iš šito vieno yra, bet jau jie ten yra išsišakoję daug daugiau. Ir iš sveikatos apsaugos ministerijos turiu irgi taip pat, jie rašo gryną rašinėlį ir nei vieno, net užuominos mano klausimą, atsakymą nėra. Nesilaiko įstatymų. Tarnybos nesilaiko įstatymų. Bent jau tos tarnybos, į kurias aš kreipiausi, jos nesilaiko įstatymų. Galiu pasakyti konkrečiai ko. Tai vat irgi, kas vykdo šito įstatymo, teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas. 2000 metų sausio 11 dienos. Jis yra pažeidinėjimas sistemingai.